Prancūzas Louis Brailis sukūrė aklųjų raštą XIX amžiaus pradžioje. Louis apako ankstyvoje vaikystėje dėl nelaimingo atsitikimo. Tuometiniame Paryžiaus aklųjų institute neregiai mokėsi nepatogios Valentino Hajui reljefinės abėcėlės. Netrukus Louis sužinojo apie informacijos perdavimo tamsoje būdą – naktinį rašymą, kurį sukūrė Prancūzijos armijos kapitonas Charles Barbier. Reljefinius taškus ir įspaudus buvo galima skaityti pirštais, todėl kariai galėjo susižinoti mūšio lauke, neįžiebdami žibintų ir nekalbėdami. Louis baigė kurti savo raštą būdamas 15. Brailis gerokai patobulino naktinio rašymo sistemą. Svarbiausia, kad raidės sudarytas iš įvairių 6 iškilių taškų kombinacijų buvo galima perskaityti vienu pirštu. Įdomu tai, kad Brailio rašto sistemą Paryžiaus aklųjų institutas galutinai priėmė tik 1854 metais, praėjus 2 metams po Louis Brailio mirties. Brailio raštą 20 amžiaus pradžioje lietuviškai abėcėlei pritaikė Pranas Daunys, Lietuvos kariuomenės savanoris apakęs po sužeidimo mūšyje. 1927 metais lietuvišką Brailio abėcėlę patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo ministerija. Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Knygos prabyla. Tavaip.